Tai šitas bičas patrina galvą į kažkokį tai skudurą ir su pirštu uždega dujinę. Kaip tai veikia? Tai veikia dėl triboelektrinio efekto. Kas tai yra? Tai yra, kai dvi medžiagos trinasi viena į kitą, jos generuoja statinį krūvį, įsikrauna ir tada gali įvykti išlydis. Pavyzdys elementarus yra balionas ir plaukai. Kadangi balionas ir plaukai yra priešingi triboelektrinės lentelės dalyviai, tai balionas trinant įsikrauna neigiamai, plaukai įsikrauna teigiamai, o balionas gali atlikti kibirkštį. Labai smarkiai patrinus plaukus, įkraunam balioną ir pabandom su kibirkštėlė užkurti ugnį. Hey, it works! Šitas efektas yra šiaip dažniau naudojamas, ne vien dujnytėm užkurti. Tai pavyzdžiui yra tokie Van der Graafo generatoriai. Jisai veikia lygiai tuo pačiu triboelektriniu principu. Tik čia jau trinasi teflonas į nailoną, man atrodo. Ir jisai generuoja daug aukštesnį krūvį. Aš dabar po truputį įsikraunu ir atskam dujas. Neturim degtukų. Ką daryti? Pasiemam pirštą ir su pirštu... Galiu su pirštu ją įžiebti. Nežaiskite su triboelektriniu efektu arba statiniu krūviu, nes liksit trenkti.